Tai laba diena mūsų Safaro podcast'o žiūrovai. Šiandieną turime kolegą, svetį iš Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vyriausiąjį specialistą Mindaugą Valaitį ir aš būsiu Ugniagesių gelbėtojų mokyklos mokymo skyriaus viršininkas Paulius Rinkevičius. Su Mindaugu šiandien susitikom pakalbėti keliom temom. Tai viena iš jų bus apie VR akinius ir būtų toks, Mindaugai, jums klausimėlis, ar esat kada nors iš savo patirties susidūrę su VR akiniais, ar esat bandęs kokius nors scenarijus, ar įsivaizduojat, kaip tai viskas atrodo? Gal galite trumpai pasidalinti savo įžvalgom ir mintim? Sveiki, taip, tai teko išbandyti ir jūsų mokyklos akinius, scenarijai su autokopėčiomis, su išvykimo krepšiu. Be abejo, ir savo kasdienybėj turime edukacijoms su radiacinio pavojaus ir oro pavojaus scenarijais virtualiosios realybės akinius. Bet žengiant už pasiruošimo ekstremaliosiam situacijom ribų, taip pat ir laisvalaikiu, tiesiog įvairiose pramoginio turinio, pramoginių scenarijų, ilgesnių, trumpesnių variantų tiek tinkami pasiruošimui, tiek gali būti pritaikyti ir laisvalaikiu šitą technologiją. Supratau, o sakykit, sakot, laisvalaikio kažkur kažką matėt, gal galit pasidalinti porą pavyzdžių, kur matėt, nes mes, Ugniagesių gelbėtojų mokykla, kartu su Safaro projektu realiai kūrėm scenarius tokius, kur mokinam, sakykime, kad ir savo kursantus galim paruošti, ką jūs matėt su automobiliniam kopėčiom, tai mes ruošiam kursantus, jiem duodam prieš tai juos pasimatuoti, užsidėti, kad jie susipažintų teoriškai, o tik po to realiai eina prie praktikos ten tų dalykų. O kur jums yra tekę, gal, kaip sakot, iš pramoginės gal kažkokios pusės, ką esat matęs? Tai teko, pavyzdžiui, Rokiškio dvare dvarininkų vienas istorijos epizodas, kur irgi gali stebėti kaip pramogai scenarijų, gali kaip ir šiek tiek istorijos pamoką gauti gyvą, vaizdingą, kartu tarsi prisiliesdamas prie viso šito paveldo. O ten, sakykite, ten tas pats scenarijus daugiau pritaikytas ar vyresniem, ar tai yra toks labiau pritaikytas įvairaus amžiaus grupėm? Sakyčiau visoms, nes vėlgi rastas tas aukso viduriukas, kuomet ir mano mažamečiai vaikai mėgavosi šituo vaizdu ir aš pats. Tik tai jisai kiek daugiau yra statiškas. Tu ten stebi kaip tiesiog žiūrovas, tarsi iš šalies. O kiek tekia susidurti tiek su jūsų mokyklos, tiek mūsų turimais, čia jau yra tas privalumas, kad atsiranda praktinis elementas. Tu gali pats kaip veikėjas veikti, priimti tam tikrus sprendimus, atlikti tam tikrus veiksmus. Sakykit, smalsumas taip dabar sužaidė šitoje vietoje. Kiek vaikų dėmesį pavyko prikaustyti su tais sakiniais? Kiek jie į tai įsileido patys? Šiaip nuo amžiaus iš tikrųjų jauniausioji dukra, kuriai 6, tai neišbuvo viso ten virš 20 minučių trukmės scenarius, tėvai pabaigą muistėsi vyresnėlės, jau taip, jeigu įmant tą pradinuko amžių, nuo 10-12 metų jau iš tikrųjų buvo prikaustytas visam laikui. Tai tas dėmesio matyti išlaikymas yra irgi vienas esminių bruožų ruošiant kažkokią mokymo, edukavimo priemonę ir jis natūraliai su amžiumi ilgėja. Supratau. Sekantis mano klausimėlis būtų apie tai, kad kadangi, žinau, turit ir tarptautinės patirties ir tikrai daug kur keliaujat ir turit komandiruočių ir įvairių mokymų, irgi dirbat su tuo dalyku daug, tai gal turit kažkokių pasiūlymų, ką norėtumėt integruoti į akinius, gal matot kažkokią viziją, ką reikėtų sukurti, ko nėra dar šiai minutėje padaryta? Šiaip teko neseniai viešėti Briuselyje su kolegomis iš švietimo institucijų ir civilinės saugos tarnybų atstovais. Diskutavom būtent apie pasiruošimo įtraukimą į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Ieškojom įvairių variantų, tai ten irgi, ką atkreipėm dėmesį į būtinybę pritaikyti pagal amžių šitas priemonės, jų sudėtingumą, trukmę ir panašiai. Kuo teko bendrai domėtis, tai sakykime, kaip pavyzdys, Nepalo valstybė turi scenarijų nuošliaužoms, nes ten yra ta situacija grėsmė nuošliaužų didelė. Italija turi apie potvynus. Australijoje, pavyzdžiui, miškų gaisrai yra gan skaudi tema ir ten irgi yra sukurti akiniai visai neseniai tos programos, būtent miškų gaisrams, kaip elgtis, kaip išsigelbėti.
Tai mūsų atveju mes irgi turėtumėm žiūrėti į regioną, į savo regiono specifiką, kas mums labiausiai grėsia, ko mums labiausiai reikėtų, kur visuomeniai žinių trūkumas ir lokalizuoti, tiesiog pritaikyti vos ne galimybę, kad tu savo gatvėje galėtum toj virtualioj realybėje vaikščioti, nueiti maršrutą, susirasti, kur yra artimiausia priedanga, pavyzdžiui, artimiausias kolektyvinės apsaugos statinys, kur tu galėtum realiai išsižvalgyti tą gatvę, praktiškai, pavyzdžiui, neišeidamas iš namų arba būdamas kažkur kitur. Fantastika. Taigi, Mindaugai, panagrinėsim dar šią antrą temą mūsų, o tema būtų apie vaikus ir tas pačias inovatyvius mokymus ir jų, sakykime, tokį mūsų pačių kaip suaugusių įžvalgas, ne? Ką mes matom vaikuose, kaip jie domisi tom technologijom ir kaip jie patys jas priima arba atmeta. Tai ką mes susidūrėm iš patirties, jeigu nuvažiuojam į, sakykime, mokyklą, kur, sakykime, tų pačių VR akinių nėra matę, vaikai turi tikrai, jie patampa suinteresuoti, jiem įdomu ta programa, kas čia per dalykas, jie valdo ir visai taip, ne? Bet atsiranda iš kitos pusės minusas, kai nuvažiuojam į didmiesčio mokyklą ir ten pamatom, kad tas vaikas labai greitai praranda tą suinteresuotumą dėl to, kad jisai jau daug kas turėjęs, juos lietęs, juos matęs. Kaip Jūs galvojat, ar ateity nesusidursim su tokia problema, kad tie kurti scenarijai, kurtos programėlės, programos, kurios yra integruotos į akinius, bus nebeįdomios šiuolaikiniam jaunimui, sakykime, 21 amžiaus 11-okui, 12-okui. Kaip Jūs manote šito vietoj? Taip, čia galime išvelgti tikrai problemą, kad pačios technologijos vystosi, greitėja ir jos tampa tik tai kaip priemonė. Ar ne? Be turinio, pati savaime, geras labai pavyzdys, kad nuvykus į regionus kažkur juntamas tas technologinis galbūt atotrūkis šiek tiek. Ir mes galim sudominti pačią priemonę dar vaikus, jaunuolius, pasitelkiant jų edukavimą. Bet turim nepamiršti, kad ir tą patį scenarijų turim sukurti kuo įtrauktesnį, kuo aktualesnį, įdomesnį šiai dienai ir tą pačią technologiją vystant. Lygiai taip pat turi vystytis ir jos turinys. Turim kas kartą galvoti, sukūrę programą, kažkokį produktą, kaip dar kitaip, ką dar įdomiau, kuo daugiau interaktyvumo įtraukti, kad pats tas veiksmas, tas scenarius būtų įtraukiantis ir vaikas, nepaisant nuo to, kad jis matęs tą pačią technologiją, vis tiek susidomėtų, įsitrauktų ir per šitai galėtų lygiai taip pat išmokti būti labiau pasiruošęs veikti ekstremalių situacijų atveju. Tai bet kokiu atveju šiuo metu man peršasi tokia išvada, kad ar institucija, ar projekto dalyviai, sakykime, dirbdami su tais pačiais sakiniais, negali užmigti ant laurų, sakykime taip, jie visą laiką turi tobulėti ir nuolatos galvoti apie tų pačių vaikų įtraukimą ir kad tam vaikui būtų vis dėlto įdomu. Aš jau nekalbu apie suaugusius. Suaugusiai lygiai tas pats. Jeigu tu vieną kartą išbandytų, jau antrą kartą galimai neišbandysi, vadinasi, turim turėti įvairiausių tipų, įvairiausių, sakykime, kaip edukacinės medžiagos, kad mokinto žmonės pavyzdžių. Nes kitu atveju tiesiog mes prarasim, sakykime taip, žmonių suinteresuotumą. Ir juos tiesiog prarasim ir auditorija tampa labai tokia jau, kaip pasakyti, pasyvi iš esmės, jeigu tas tavo turinys nebeatitinka šios dienos aktualijų nūdienų. Tai vienas iš tokių. Dar, Mindaugai, turiu tokį klausimėlį, tai jau bus mūsų paskutinis šiandienos klausimas. Ar rekomenduotumėt vis dėlto scenarijus 12 klasių moksleiviams, kurie jau yra, sakykime, dauguma jų yra praėję tuos visus žaidimukus, kurie yra integruoti į akinius. Ir ar jiem tai naudinga? Aš sakyčiau, kad taip naudinga visiems. Ir net ir jeigu tu esi praėjęs, tu jau žinai, kaip toje technologiją nardyti. Bet tu vis tiek atidirbinėji šitą priemonę, būtent tas algoritmus, veiksmus, repetuoji, praktikuojasi tai, ko tu galbūt realiom sąlygom negalėtum padaryti tiesiog. Ir su tų mažai palyginus išteklių, virtualioj realybėj, nesvarbu kokio tu bebūtum amžiaus, abiturientas, suaugęs,
tu turi puikią progą, išmanydamas technologiją, dar kartą įsitikinti, ar aš esu pakankamai pasiruošęs, ar visus veiksmus vis tik tai žinau, ar jau mano raumenų atmintis tokia, kad aš galiu užsimerkęs iš karto atlikti visą procedūrą. Tas pakartojimas, repetavimas, praktikavimas, jis labai naudingas ir tokių projektų pagalba labai puiku realizuoti. Be abejo. Tai ačiū Jums labai. Dėkui. Ačiū Jums.